dažniausiai, kai paleidinėjom senas energijas, praeitį, tam, kad ateitų kažkas naujo, mes dažniausiai pradedam nuo tokių materialių išorinių dalykų. Na, tai mes pakeičiam, kaip sakyti, paleidžiam, atsisakom vyrų, žmonų, kažkas namų, darbų, senų dalykų, ne, kurie atrodo kaip ir jiems trukdė, nebepatogus, nebetarnauja. Bet kažkodėl labai dažnai ir vėl susikuriam kažką tokio pačio nepatogaus, ne tokio kaip tikėjausi, nelengvo. Tai va, bet pirmiausia, tikriausiai mes turime ieškoti viduje ir atsisakyti tų vidinių dalykų, per kuriuos mes visą tai susikūrėm, arba gal tiesiog viskas, gal susikūrėm mes ir kitoje energijoje, bet kai pasikeičiam, pamatom, kad jinai nebetenkina, bet jie tam tikri gal įpročiai likę, kuriuos turime atrasti, pripažinti ir pakeisti. Turbūt turim vis tiek pradėti nuo savo vidaus, o ne nuo išorės, kad vėl nelipti ant to pačio grėblio.